Taigi. Sveikinu Mindė ir Laimį su gimtadieniu. Linkiu daug laimės, sveikatos, viso ko geriausio, ką gali palinkėti. Ir padovanoti meilę. Gimtadienis yra tokia svarbi diena. Ir aš žinau maždaug kiek metų. Ir įdomus tie metai gyvenime. Įdomus. Kai švenčiau savo 30 gimtadienį, man pasakė, kad gyvenimas tik prasideda, kai 30 yra. Tada žodžiu, laimės, sveikatos, viso ko geriausio, su visokiom naujom pareigom atsiradusiom gyvenime, sveikinimai dideli. Ir šiaip, fainai būtų pasimatyti. Tik tai šiuo metu dabar biški yra keblumų. Keblumai tokie, kad negaliu aš išvykti iš šitos šalies, nebent keliauju į kažkurią Europos šalį. Už tai, kad per ilgai čia užsibuvau ir manęs nepraleido per sieną. Tada man padovanojo bilietus į dar kitą šalį, į kurią aš nuskridau. Tai va, su gimtadieniu, valio, sveikinu pasiekus šitos skaičius. Tikrai žiauriai zebys yra gyventi gyvenimą. Ir dar zebiškiau yra gyvenimą gyventi su kažkokia patirtimi. Ir patirtis yra toks labai įdomus dalykas. Patirtis tave anksčiau ar vėliau priveda prie taško, kur tu neturi pasirinkimo. Paprasčiausiai nėra pasirinkimo, nes mes egzistuojam laiko kristale. Haha. Ir kai kurie iš mūsų tą laiko kristalą atpažįsta ir mato ir jaučia. Ir kiti. Ir dabar viskas eina link gyvos patirties. Ir gyva patirtis yra labai aktyvi, labai patogi, labai įdomi ir be galo, be krašto graži. Be galo, be krašto, be krašto, be krašto, be krašto, be krašto. Jokio. Ir aš turiu visokiausių idėjų. Man reikia žmonių šalia, kurie norėtų dirbti kartu. Ir šitai aš norėčiau padovanoti kaip galimybę.
kažką kartu sukurti kur kas didesnio, negu mes galim vieni. Ir tada jau nebereiks visokių kameryčių, chujukų, mujukų, blėt, nesąmonių. Šitas toksai gyvenimas, kai tu, gerai, tu darai ką nori, tipo, bet didžiąją dalį esi labai vienišas už tai, kad visi įrankiai yra tavo rankose, tu viską gali, tu viską zaibysi. Bet iš tikrųjų tai su to darbu yra taip, kad man šiuo metu gaunasi piešti šitaip, kaip aš piešiu. Ir tai yra dėl to, kokios yra aplink mane sąlygos, kokius įrankius aš turiu, kokias galimybės aš turiu, kiek aš galiu pasinerti į kūrybą ir kiek aš galiu atsipalaiduoti dėl to, kas vyks toliau. Toliau iš tos pusės, kad man nesvarbu, ką aš toliau veiksiu šitą dieną, kai nuspręsiu, kad šitas, tarkim, piešinys yra baigtas. Ir šitas piešinys yra viena dalis iš daugelio. Ir taip jau gavosi, kad esu šitoj pozicijai pranešti visiems, kad kas norit, galit pradėti jau dabar jungtis prie nežmoniškai didelio projekto, kuris vykdomas yra nuo pačių seniausių laikų. Nes tik kartu mes galim sukurti tą laiką. Ir mes turim kai ką, kas gali iš esmės sujudinti pasaulį, sukrėsti iš labai gerosios pusės. Čia užkūriau kanalą YouTube'o. Pripiešiau piešinukų. Va tiek per savaitę ar mažiau nei savaitę, neatsimenu aš dienų. Ir visai būtų smagu užsukti tokį tipo internetinį versliuką. Tik tai reikia daugiau telefonų, pakoordinuosim visus. Ta prasme, aš siūlau rimtą darbą. Kai pradėsim gauti visokias sponsorshipus iš JBL-ų tenai ir kitų tenai tų visokių vardų. Taigi čia nesąmoningos babkės eis. Ir nu, kaip čia pasakyti? Aš kalbu su visais, dėl to visai būtų fainai, jeigu pasidalintumėt. Jeigu galvojat, kad šita žinutė ne jums šiuo metu. Galbūt jūsų vardas kitas, bet mes esam vienas
aš manau, kad atsiras norinčių, tik reikia, kad sužinotų jie. Ir aš nežinau, kaip su jais susikomunikuoti. Už tai, kad gyvenu pasaulietišką gyvenimą. Oho. Tai va, vis tiek. Anksčiau ar vėliau susitiksim, anksčiau ar vėliau pasimatysim ir tada galėsim gražiai atšvęsti gimtadienį, o ne siųsti kažkokias tai internetinės pasveikinimus. Dabar visi filosofai tokie, visi kaip čia, šneka daug ir iš tų pašnekesių kažkaip tai mažai gero. Kas, kad mes betono daugiau turim parkuose, pavyzdžiui. Aš tik Rumunijai pirmą kartą pamačiau tikrai gražų parką. Ten niekas, mažas kaimukas ir niekas nepaliesta. Ta prasme, parkas kaip miškas. Ir nukritę medžiai yra tenai ir šiaip, ta prasme, kur kas daugiau tokios gamtos atmosferos. Ir tas parkas kaip jaučiasi, kaip karalių parkas, kur, ta prasme, vaikštai ir nori pasiklysti. Ir paklausom muzikos. Kiekvieną kartą reikia dylint su kažkokiom situacijom. Nesvarbu, kur tu bebūtum. Ir aš dabar turiu dylint, tarkim, dėl garso foninio, nes jisai galbūt užgožia mano šou. Bet tai ir sudylini, paprastai. Ta prasme, jeigu jau iš tikrųjų užpisa, tai iš tikrųjų užpisa. Ir dabar tik tokios problemos ir teliko. Ta prasme, visa kita yra pasirūpinta. Bet man negerai. Man negerai dėl to, kad toks vaizdas, kad visi prarado tikrovės suvokimą. Paprasčiausiai. Gyvenam tokį gyvenimą, kur sulinda visi į ekraniukus, visi filmuotojai, visi ten kažką tai tipo daro ten karočią. Ta prasme, nesvarbu, ar jūs turit kažkokį viešą kanalą, ar huini, muini, blėt, visi biznieriai. Arba dirbat kažkokius tai statybinius darbus, nuo kurių kurie kelia vėžį visai planetai. Galim taip išsireikšti. Šiuo metu labai lengvai pasiekiami pinigai. Norėčiau visai, kad
pasidalintumėt mano darbu už tai, kad aš šiuo metu ieškau žmonių, kurie galėtų pagreitinti procesą. Už tai, kad aš labai gerai žinau, ko man reikia, aš labai gerai žinau, ko aš noriu ir man tapo be galo lengva tai transliuoti. Ir reikia rūpintis vieni kitais ir tada mes galėsim vienas kitu pasirūpinti. Tik tai va taip yra, kad potencialas yra rakinamas. Ir kaip čia taip gali būt, kad gyvenime darai absoliučiai viską, ką tau diktuoja širdis, pasitiki tiesa. Ir gyvenimas pradeda eiti kaip automatiškai. Dingsta visokiausios abejonės, dingsta visokiausia depresijos ir kiti dalykai. Ir mes pagaliau draugiškai judam link pasaulio, kuris mus pasiima 1000 metų į priekį. Ir aš atlieku ne tik savo darbą, bet ir Dievo darbą. Ir Dievas čia šiuo metu visiems bando labai švelniai pasakyti, kas čia? Qué bonito hombre, qué belleza. Vaya, estamos.